Labas, čia Greičio linija. Šiandien pas mus žmogus, kurio Lietuvos ralyje pristatinėti praktiškai nereikia. Čempionas, vienas stabiliausių ir greičiausių mūsų šalies vairuotojų – Giedrius Notkus. Bet šis sezonas jam kitoks. Daug nežinomybės, mažiau aiškumo neįprastai ir natūraliai kyla klausimas, kurį dabar aptarinėja visi, kas seka ralį. Ar yra reali rizika, kad šį sezoną tavęs nepamatysime starte? Dabar po praeitų metų taip iškelta aukštai yra kartelė, kad nusprendžiau parduoti savo automobilį ir liko tik mėnuo iki sezono pradžios ir dar iš tikrųjų nežinau su kuo ir kaip važiuosiu, nes mano senasis automobilis yra pardavime, bet neparduotas, bet esu nusprendęs su juo nebevažiuoti, nes tokio lygio išlaikyti, koks dabar yra Larčia, išlaikyti labai sunku, visi įsigijo geresnę techniką, visi patobulėjo, pagreitėjo ir važiuoti dabar 2 metus atvažiavus antram, važiuoti 10 gale tikrai nesinorėtų, tai turiu minčių visokių. Ir nuo niūrių, ir nuo geresnių, tai faktas pradžiai reikia parduoti automobilį, reikia tada kažkokio gauti prisidėjimo, įsigyti naujesniam, bet laiko nebeturim, tai nenustepčiau, kad šį sezoną galbūt važiuosiu, bet su daug silpnesnė technika, negu jūs įpratę mane matyti. Kartais pasvajoju ir apie Mitsubishi, iš tikrųjų nespjaunu. Mano Mitsubishi tikrai yra įstrigęs giliai širdie ir tikrai kažkada norėčiau dar pabandyti pavažiuoti su juo, bet nesu važiavęs su BMW M3 kažką, tai galbūt irgi būtų įdomu išbandyti. Tai tokių minčių visokių turiu, konkretaus plano nėra, bet visų pirma reikia parduoti senąjį automobilį ir tada bandyti dėliotis biudžetus, finansus ir matysim, kur mes galime eiti toliau. Tu esi iš tų vairuotojų, kurie perėjo skirtingas technikas ir sugebėjo būti konkurencingi. Įdomu pagalvoti, jeigu šiandien reikėtų vėl sėsti Mitsubishi, dar galėtum kovoti dėl pergalės? Pasakysiu, pravažiavęs su Škoda metus, atsisėdau į Mitsubishi ir nebemokėjau važiuoti. Nors laik galvoju, kad su Mitsubishi niekada neužmiršti, kaip važiuoti, nes tikrai buvo laikai, Lenkai lakstydavo elektrinio ralį, susėmė už galvų, matydami mano rezultatus, kai būdavau top 5, tarp 18 ir 5. Tai tikrai Mitsubishi gali skraidyti ir kaip ir prieš tai minėjau, mano širdė jie visą laiką išliks. Bet supranti, pavažiavęs su Škoda, kad Mitsubishi stipriai dar atsilieka nuo šiuolaikinių automobilių ir niekada nesakiau, kad Mitsubishi nebevažiuosi. Buvo netgi šią žiemą tokių minčių, kad pardavę Škodą galbūt įsitrauks vėl Mitsubishi, bet vėlgi tai gal dar anksti apie tai galvoti. Tai planas yra, pirmoje vietoje reikia parduoti Škodą. Pardavę Škodą, tada galim galvoti apie kažkokį geresnį, naujesnį automobilį, bet vėlgi reikia prisidėjimo, rėmėjai, o žinant šios metus, šios laikus, tai ekonomika neblizga, labai sunku rasti rėmėjai, o tie patys, kur ir buvo, ir tie mažina biudžetus, tai nepavykus šitam žingsniui svarstame ir kitus momentus, bet nenustepkite, jeigu mane pamatysite BMW Cup lenktynėse. Per tiek metų karjeroje turbūt buvo visko ir gerų sprendimų, ir tokių, kur po to pagalvojai, galėjau padaryti kitaip. Jeigu visgi galėtum atsukti laiką atgal, yra kažkas, ką darytum visiškai kitaip? Esu šiaip patenkintas savo ralisto karjerą, tikrai nemažai pasiekęs, esu ir gražių pergalių ir turiu ir čempiono titulą, tai ralyje kaip ir esu viską pasiekęs, bet aišku, visą laiką nori toliau kovoti ir dirbti su savimi dar į priekį, bet vėlgi nebeina jaunin, ateina jaunimo, greito jaunimo, kuris jau porą metų labai stipriai kvėpuoja į nugarą, tai
iš tikrųjų galbūt ir laikas jau užleisti savo vietą kitiems ir tiems lenktynininkams. Tai dėl karjeros baigimo taip pasvarstau jau, kada čia tas artėja iš tikrųjų tas momentas, bet galbūt palaipsniui, gal po truputį mes tai nustosim lenktyniauti, sportuoti, bet dar kol kas vėju tas mintis, manau, kad dar keletą metų vienaip ar kitaip mane pamatysit. Dažnai iš šono atrodo, kad čempionai tiesiog turi talentą, bet kiek iš tikrųjų tavo rezultatuose yra talento, o kiek juodo darbo? Palyginus esu tinginys pagal tai, kaip dabar ir matau, kiek jaunimas dirba, kiek įdeda to darbo ir važiuoja savaitgalį, susirašinėja ir daro ties treniruotės ir galbūt kažkur važiuoja į užsienį ir žiūri daug video medžiagos, aš toks seno kirpimo dar tas vairuotojas, kaip sako, old schoolas, tai ką išmokau, tą ir turiu, tai jeigu būčiau tiek treniravęs, tikrai būčiau daugiau pasiekęs, tai labai sunku kalbėti apie save, ar turi aš to talento, reikėtų aplinkinių paklausti, bet tikrai, kad darbo reikia dėti daug, geram rezultatui tai vienareikšmiškai ir galbūt aš kartais jo ir pristigau. Iš tikrųjų, mano pradžia buvo kaip lenktynininko labai sunki, labai sunkiai pradžiai pradėjau nuo kartingo ir sunkiai teko pasiekti tą rezultatą, tai vis technika nelaikydavo ir įsigasdavo, tai mano pirmas finišuotas varžybos buvo 15, tai galbūt tas labai užgrūdina nepasiduoti, eiti į priekį, tai ir visą laiką esu motyvuotas lenktyniauti ir ypač kai kažkas šalia tavęs važiuoja ir rodo labai panašius laikus, tai žiauriai užmotyvuoja, užveda ir kažkoks nubunda kitas manyje Giedrius, kuris pradeda smarkiai spausti ir kartais galbūt perspaudžia, būna visko, bet iš tikrųjų tai tas adrenalinas, tas lenktynės, ta kova, sekundžių kartais būna, kad ir pralaši, bet labai teikia didelį malonumą ir būna didelis pasitenkinimas. Be to, žiūrovų palaikymas aplinkinių, tikrai turiu didelį fano būrį, kurie mane palaiko ir visą laiką mane motyvuoja, Giedriau, varyk, palaikom tave, ar tu būsi visą laiką klausia varžybose, su kuo važiuosi. Man dabar prieš tai jau daug klausimų užduoda, tai iš tikrųjų didelis ačiū jiems fanams už tokį didelį palaikymą. Ir dar vienas dalykas, kurio žiūrovai dažnai nemato, kas vyksta galvoje. Kiek tavo akimis ralis yra sportas, o kiek psichologija? Vienareikšmiškai tai yra sportas, bet kaip ir kiekviename sporte, be psichologijos tu esi pražuvęs, tai stipri psichologija visą laiką tave grūdina, tau padeda susitvarkyti su emocijom, su galbūt konkurentų spaudimu, tai šitas sportas ir be psichologijos, be tvirtos psichologijos, būti psichologiškai tvirtai pasirengus, tai manau, kad neįmanomas ir reikia būti, kaip sakyt, užgrūdintam, kiek būti iš savęs, kiek galbūt ir gyvenimas užgrūdinant, tai netgi man po 20 metų pertraukas dar būna kažkoks jauduliukas ar kažkokie nerimo minutės prieš vieną ar kitą startą. Per savo karjerą tikrai turėjai stiprių varžovų. Su kuo Lietuvoje buvo sunkiausia kovoti? Jeigu žiūrint anksčiau, tai pradžioje tekdavo lenktyniauti su tokiais lenktynininkais kaip Vilmantas Pupis, amžinatelis Rolandas Šudaikis ir panašiais lenktynininkais, tai Evaldo Čirba, tai galbūt aš buvau naujokas, jie jau buvo šiek tiek patyrę, bet aš lygiavausi į juos, norėjau juos pavyti, aplenkti. Su laiku augant persėdom į 4 varomus automobilį, tai buvo Ramūnas Čepkauskas, Vytautas Švedas, Benediktas Vanagas, kuriuos norėjau aplenkti, bet gana ilgą laiką labai stipriai kovojame su Jeniu Vorobjovu ir esu čempiono vardą pralošęs paskutinėme greičio ruože Jenį ir galim sakyti, kad 2 metus aktyviai su juo kovojom dėl pozicijos. O paskui Vaidotas Žala labai uždominavo
vis laik tekdavo būti iš paskos jo, o paskutiniu metu Deividas Geziečius irgi labai ambicingas lenktyninkas ir spaudžia mane ir labai motyvuotas ir nori mane aplenkti. Praktiškai jau jisai mane lenkia, bet galbūt dar šiek tiek jam trūksta stabilumo. Už visų rezultatų ir startų yra paprastas žmogiškas gyvenimas. Kaip tavo artimieji reaguoja į tavo ralisto karjerą per visus šios metus. Ir kai atsiranda tokie neaiškus periodai kaip dabar, kas labiausiai motyvuoja nesustoti? Iš tikrųjų, tai man šeima jau galbūt apsiprato su mano tuo hobiu, nes tą darau virš 20 metų. Tai aišku, pradžioje buvo visokių iššūkių ir arba aš, arba ralis ir panašiai, tai bet kažkaip šeimoje vis laikai turi būti kažkokie tai kompromisai, kažkur turi nusileisti, kažkur turi už save galbūt atstovėti, bet žmona suprato, kad to jausmo, to noro iš manęs neišmuš ir jinai atėjo į kompromisus, prisitaikė prie manęs, gerai su ją sutarėm ir ačiū jai už tokį ilgametį palaikymą. Ir dar vienas klausimas, kuris dažnai lieka viduje. Ar dar turi neuždarytų sąskaitų ralyje? Ralis tapti čempionu labai jau būtų sudėtinga, nežinau, reikia nusipirkti VRC automobilį, kad tapti, nes pažiūrėsi į dabartinį sąrašą, šmetinį, tai turėsim apie 10 R5 automobilių arba Rally 2 automobilių, kur turim labai greitų, jaunų lenktynininkų, perspektyvių, tas pats Vaidotas Žala niekur nedingo, tai Vytautas Švedas grįžta su Ramūnu Čepkausku, tai ir patirtis, ir jaunystė, tai iš tikrųjų labai sudėtinga. Galbūt manau, kad šiemet yra sunkiausia laimėti čempiono titulą negu bet kurį kitą sezoną, tai nežinau, ar mes dalyvausime jame, ar dėl tos kovos, dėl to titulo, bet linkiu visiems lenktynininkams, kad važiuotų saugiai keliu ir parodyti iš savęs visą, ką geriausia, ką jie gali. Ir pabaigai, pabandykim trumpam išeiti iš ralio. Jeigu rytoj atsibūstum ir nebegalėtum važiuoti, ką Giedriau veiktum? Bijau net įsivaizduoti, kad taip gali atsitikti ir kad tai gali įvykti, bet aišku, suprantu, kad vieną dieną tai ateis. Tai tikiuosi, kad labai kažkur toli nuo ralio nenueisiu. Padėsiu galbūt jaunimui augti, mokintis savo patarimais. Taip pat turime savo komandą, kurioje važiuoja irgi nemažai dalyvių, tai padėsim jiem lenktyniauti. Tai be to filmuoju vlogus, tai manau, kad vlogai niekur nedings, važiuosim žiūrėti varžybų, pafilmuosim, tai kažkur tai būsim vis tiek šalia to ralio. Ačiū tau už atvirumą ir nesvarbu, kaip susidėlios šis sezonas. Tavo vieta Lietuvos ralyje yra aiški. O mes, aišku, tikimės dar ne vieno starto. Ačiū, kad žiūrėjote ir kitų kartų. Ate.